Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektorija. Baigėsi 18-2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. JAV atnaujino sankcijas Baltarusių valstybinėms bendrovėms. Estai planuoja listinguoti Enefit Green, o Baltijos šalių jūrinio vėjo rinkoje dalyvaus danų Ørsted. Iš tokių vidutinių naujienų valdantieji nusiteikia neleisti akcijomis skatinti valstybės valdomų įmonių vadovų. Be visų šių dalykų, Achema pralaimėjo bylą dėl terminalo išlaikymo, Ignitis grupė nutraukė sutartį su elektromontuotoju, o Modus teisės su Ukraina dėl elektros tarifų. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Jungtinės Amerikos valstijos po 2006 Baltarusijos rinkimų kai kuriems šalies pareigūnams ir bendrovėms pritaikė sankcijas. 2015-aisiais 9 bendrovėms buvo suteikta išimtis po to, kai Minskas paleido politinius kalinius. Nuo tol ši išimtis buvo tvirtinama kas 2 metus. O dabar sankcijos grįžta. Lietuvos užsienio reikalų ministerija paragino Lietuvos bendrovės per numatytą 45 dienų pereinamąjį laikotarpį įsivertinti dėl to kylančias rizikas. Sankcijų sąraše yra Belneftechim ir 8 jai priklausančios bendrovės. Tarp jų viena iš 2 šalies naftos perdirbimo gamyklų – Novopolotsko Naftan. Taip pat žaliavų prekybos bendrovė Belaruskiai Neftianai Targavoj Dom. Lietuvoje valdanti krovos bendrovė Transchema. Pastaroji nedidelius kiekius produktų eksportuoja geležinkeliu per Klaipėdos uostą. Sankcijų sąraše nėra antrosios šalyje Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklos. Joje Baltarusijos vyriausybei priklauso mažiau nei pusė – 42,5% akcijų. Tokią pat dalį valdo Rusijos naftos perdirbėjai Rusneft priklausanti bendrovė Slavneft. Dar 12,5% valdo Baltarusių valstybinė MNPZ+, o likę 2,5% akcijų priklauso fiziniams asmenims. Svarstoma, kad Minskas gali bandyti apeiti JAV sankcijas ir į kitas valstybinės bendrovės įsileisdamas rusų investuotojus. Esą į Naftan žvalgosi Rosneft, be kita ko, gegužę dėl JAV sankcijų svarstanti nutraukti naftos tiekimą gamyklai. Po Aleksandro Lukašenkos vizito Baku buvo mintijama, kad 5 valandas trukusio pokalbio metu buvo kalbama ir apie Azerbaidžano investuotojų pritraukimą. Nuo 2011 metų veikia suskystintų gamtinių dujų terminalo išlaikymo modelis su Europos komisija buvo suderintas tinkamai, įskaitant pasirinktą suskystintų gamtinių dujų terminalo dydį ir projekto įgyvendinimo bei finansavimo modelį. Tai galutinai patvirtino ES teisingumo teismas, atmetęs Achemos apeliaciją dėl ankstesnio Europos bendrojo teismo sprendimo. Pastarasis Jonavos trąšų gamintojo skundą atmetė 2019-aisiais. Pareiškėjai tuomet prašė panaikinti Europos komisijos sprendimą, kuriuo Klaipėdos naftai suteikta valstybės pagalba dujų importo terminalo projektų įgyvendinimui buvo pripažinta suderinama su ES vidaus rinka. Bendrovės teisininkai neskundžiamą teismo sprendimą pavadino daugiau politiniu nei teisiniu, bei priminė, kad įmonė yra apskundusi ir 2018 Europos komisijos sprendimą dėl naujos terminalo išlaikymo schemos. Esą šioje byloje, priešingai nei pralaimėtoje, teismas yra išsireikalavęs visą informaciją, tad tikimasi ir kitokio sprendimo. Anot Achemos grupės, nauja terminalo išlaikymo schema kuria išskirtinės sąlygas paskirtajam dujų tiekėjui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas grįžo svarstyti Ignitis grupės vadovų skatinimo akcijomis programos. Jis vienbalsiai nutarė rekomenduoti atsakingoms ministerijoms neleisti valstybės valdomoms bendrovėms pasirašyti naujas sutartis dėl akcijų suteikimo darbuotojams. Nežiūrint menkiau racionalių pasisakymų, komitetui kilo neaiškumų, ar tai daryti leidžia akcinių bendrovių įstatymas. Pora iš 9 komiteto narių prieš balsuodami atskirai pažymėjo nesantis prieš tokias vadovų skatinimo programas, nei prieš jas konkrečiai Ignitis grupėje. Esą norima, kad tai būtų aiškiai reglamentuota teisiškai, tačiau bendras nusiteikimas yra griežčiau neigiamas. Komitete svarstomoms mintims vėliau antrino ir premjerė Ingrida Šimonytė, sakydama, kad įstatymų leidėjo valia buvo tokia, kad bent jau šiame etape opcionų galimybės valstybės kontroliuojamose akcinėse bendrovėse nebūtų. Pranešama, kad dėl tokios bendrovės politikos Seimas sulaukė ir Vilniaus apygardos prokuratūros užklausos.
Estijos vyriausybė ketina biržoje listinguoti Estija Energiją priklausančią žaliosios energetikos bendrovę Enefit Green. Svarstoma paleisti iki 49% akcijų, o IPO galėtų įvykti 2022 pirmoje pusėje. Tai galėtų tapti gyvų listingavimo strategijų palyginimu. Ignitis grupė į biržą žengia mažesnę akcijų proporciją iki trečdalio, siekdama investuotojus įtikinti žalia visos įmonių grupės perspektyva. Estai žaliąją energetiką atskėlė nuo taršių elementų turinčios grupės ir listinguos didesnę antrinės bendrovės proporciją. VVP investicijos. Ignitis grupės bendrovė, statanti 80 milijonų eurų vertės ir 63 MW galios vėjo parką Mažeikiuose, nutraukė beveik 7 milijonų eurų vertės sutartį su elektromontuotoju. Tai motyvuojama grėsmėmis nacionaliniam saugumui. Bendrovė turėjo atlikti elektros kabelinių linijų, kontrolinių kabelių, transformatorinės pastotės ir melioracijos sistemos rangos darbus. Juos derinant paaiškėjo, kad dalis medžiagų būtų tiekiama iš prie Astravo atominės elektrinės statybos prisidėjusios Baltarusijos bendrovės. Estų Enefit ir Danų Ørsted pasirašė supratimo memorandumą, kuriame brėžiama vizija tapti lyderiaujančiais jūrinio vėjo vystytojais Baltijos šalyse. Tam bendrovės ketina steigti bendrą įmonę. Ši, jei bus sukurta palanki reguliacinė aplinka, sieks iki 2030-ųjų pastatyti bendrą Latvijų ir Estų Elwind jūrinį vėjo parką Rygos įlankoje ir kitus projektus. Dėl bendro jūrinio vėjo projekto vystymo supratimo memorandumą jau yra pasirašiusios Estijos ir Latvijos vyriausybės. Ir galiausiai, Modus Group bendrovė Modus Energy International pradėjo maždaug 11,5 milijonų eurų dydžio arbitražo bylinėjimąsi su Ukraina dėl rugpjūtį sumažintų anksčiau garantuotų žaliosios energijos supirkimo tarifų. Tokią arbitražo galimybę numato Tarptautinė energetikos chartijos sutartis. Tai pirmoji, tačiau tikėtina ne paskutinė byla, kurios Ukrainos vyriausybė sulauks. Modus Group Ukrainoje valdo 3 saulės parkus, jų bendra galia siekia 46 MW. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.